Sveikos gražuolės! Šiandien sveikinuosi su jumis stovėdama, štai matote stoviu, ne taip kaip visuomet sėdžiu, tad šiandien galite būti tiesiog atsipalaidavusios labiau jūs, nes sėdite ir tiesiog stebėti, kągi šiandien nusprendžiau jums parodyti. Ogi šiandien nusprendžiau padaryti visai kitokį video, negu paprastai būna pas mane. Tai bus video apie drabužius iš vieno kinų puslapio, taip kinų sakysiu dabar, nes viena iš jūs rašėte komentaruose, kad na, jums nepatinka, kad vadinu juos kiniečiais, o man be galo linksma ir smagu iškreipti tos visus pavadinimus ir tiesiog taip žaismingai išsireikšti, bet jeigu jums trukdo, na tebūnie, tobulėsime, stengsime, žodžiu. Užsisakiau drabužėlių, tikėjausi, kad šis video bus iš 2 puslapių kinų parduotuvių, bet atkeliavo tik iš vieno kol kas, tad manau, kad geriau jau tie video bus trumpesni, bet galbūt labiau informatyvus ir netokie suspausti į laiką, kad galėčiau laisvai tiesiog jums parodyti, kuomgi skiriasi šis šiandieninis video nuo mano kitų. Prieš tai tiesiog sėdėdama jums rodydavau savo tuos pirkinukus, ar tai dovanukus, dovanytę, žodžiu, na, nesmė, ir tiesiog rodydavau, įdėdavau nuotraukas. Šiandien padarysiu atvirkščiai. Šiandien bus pirmo įspūdžio kadrai, ta prasme, kartu su jumis išpakuosiu tai, ką gavau, nes iki šiol iš tikrųjų nemačiau. Visa tai yra dar pakuotėse, tad toks šiek toks iššūkis ir man. Įdomu bus matyti ekrane ir savo reakciją. Ir po to aš užsidėsiu, nueisiu toliau, štai ten, dėl to aš dabar stoviu, kad galėčiau įdėti. Pamatysite, kaip atrodo tie suglamžyti drabužiai, štai tokie, kokie jie atkeliavo. Na ir po to įdėsiu jums arba nuotrauką, arba kadrų, kaip jau išlyginau tuos drabužius ir kaip jie ant manęs atrodo. Žinoma, jeigu aš į juos tilpsiu. Nes žinote, kaip pas juos būna su dydžiais. Aš dėja, kaip matote, esu tokiam moteris jau, žinot, amžiui, ne amžiui, o esmė tame, kad, žinoma, širdie aš visuomet jauna, bet ką noriu pasakyti tai, kad, na, tiesiog mano formos nėra tokios, kad esu plonytė, kūdutė ir taip toliau. Mano figūrą, žinoma, galėsite aptarinėti komentaruose, kokia esu stora, kad man reikėtų ten suplonėti ar panašiai, bet užbėgdama įvykiams už akių, norėčiau jums pasakyti, kad esu visiškai patenkinta savo figūra, kiek galiu, tiek sportuoju, kiek galiu, tai sveikai maitinuosi ir panašiai. Na, žodžiu, šiandien video ne apie mano figūrą, o tiesiog apie tas prekes. Kodėl nusprendžiau padaryti būtent taip? Na, tam, kad jūs gautumėt kuo daugiau informacijos. Ne tiek, kad man reikia labai ten tų drabužių iš tų kinų parduotuvių, tikrai ne. Aš esu pratusi pirkti iš UK arba iš Amerikos, bet iš kinų parduotuvių, kiek man teko pačiai pirkti seniau, pavyzdžiui, per eBay. Aš esu savo prisiekusi 100 milijoną kartų, kad aš daugiau nepirksiu, nes tie dydžiai man iš tikrųjų, na, netikdavo ir kokybė galbūt ne visuomet tenkindavo. Na, dažniau tikriausiai būdavo problema dėl dydžių. Tad, gaudama galimybę tiesiog gauti dovanų tas prekes, aš tiesiog pasinaudoju tą progą, kad galėčiau jums parodyti, kaip tai atrodo iš tikrųjų. Kodėlgi ne, toks žaismingas ir toks video. Matote, štai čia esu pasiruošusi lapus, kasgi tai yra, vis jais muzikuoju, nepasakydama, kas tai yra. Tai yra tiesiog esu surašiusi, kiek kas kainavo, po to kiek kainavo pristatymas, kad galėčiau tiesiog konkrečiom sumom jums sakyti ir nagrinėti, ar vertas daiktas, nevertas. Iš pat pradžių norėčiau jums pasakyti, kad visa pirkinių suma siekia $43.73 ir shippingas, tai yra pristatymas, kainavo $37.91, kas, sakyčiau, tikrai nėra pigu. Praktiškai, na, didžioji tiek pat, kiek kainavo prekės, tiek pat praktiškai kainavo ir siuntimas. Ir total paid, tai yra suma galutinė, $81.64. Tai va, tiek kainuoja, dar esu čia savo tiesiog atsispausdinus, kaip atrodė šitie mano drabužiai ant modelių jų puslapyje. Juos būtinai jums įdėsiu ir į video tam, kad jūs irgi matytumėt, kaip atrodė ant modelių, kad jums nereikėtų ieškoti ir taip toliau. Žodžiu, maksimalus šiandien patogumas jums, bet šiek tiek pašokinėsiu aš. Taip, aš viską surašiau.
Ką dar norėčiau paminėti, esu apsirengusi, štai matote, taip tiesiog juodai tam, kad, na, būtų neutralus kažkoks fonas, ant kurio tiktų praktiškai viskas. Šiandien tai bus, turėtų bent jau būti, tikiuosi, kad maišuose viskas yra, tai turėtų būti du švarkai, vienas iš jų tai toks paltukas, po to sportinis kostiumas ir tiesiog delninukas. Žiūrėsime, ką gavome. Štai čia matote, jau nukirpau, bet čia štai pakuotė. Tai bus toks, turėtų bent jau būti švarkas, ale paltukas, na kažkas tokio žaismingo, kainavo, toj pasižiūriu į lapus, $14.79 ir rinkausi Asian, azijietišką dydį XL. Na, tikėkime, kad man taip pradedame. Pradedu išpakuoti, čia užklijuota dalis, šiaip užklijuota, o dalis užklijuota su lipniaite juosta. Štai taip mesti čia kažkur žemyn. Na ir pradedame. Štai taip iš pradžių rodysiu jums, apžiūrėsiu galą. Nuotraukoje tas galas, atsiprašau, kad dingstu šiek tiek iš ekrano, žiūrėsiu į nuotrauką, jis nuotraukoje yra ilgesnis. Na, žiūrėsime, kaip atrodo. Čia kažkoks štai toks geltonas siuliukas. Na ir vidu rašo XL. Ką galiu pasakyti? Na, man patinka pamušalo iš tikrųjų spalva tokia, na, neregėta, nematyta, nežinau. Iš tikrųjų, siūlių jokių čia nesimato tokių švirkštinių, kad būtų pakankamai, sakyčiau, na, tvarkingai susiūta, jokių niekur siūlų viduj, kaip aš tikėčiausi, nematau, bet pagal dydį vaizdžiai jis man atrodo toks mažas labai, bet to jau kažkaip, o kaip, čia čažo girgžda ir taip toliau, čia tokios yra sagos. Pasistengsiu jums, kad sufokusuotų, tikiuosi matote, 3 sagutės ir dar priekyje, štai čia, bet taip, na, bėgam apsirengti. Dabar bandysiu apsirengti, apsivilkti šį švarką, jau matau, kad sunkiai aš telpu, bet telpu per pečius tikrai yra man, žinokite, pakankamai taip. O čia, nu, sunkiai sueina, kaip matote, ant ribos, bet štai čia, kaip matosi, tai tas galas yra ilgesnis. Štai taip atrodo pats švarkelis. Aš manau, kad aš galėčiau jį vilkėti štai tokiu būdu. Gal prieisiu ir arčiau, jeigu jums matosi, kad štai taip, iš tikrųjų jis turėtų užsisekti, va taip, na, bet, nu, galiu tikriausiai užsisekti, galiu gal tas sagas persisiūti štai čia, na, pasistengus, gal ir tilpčiau. Pabandom, jeigu neplyš sagos, tai bus gerai. Labai sunkiai eina man, tuoj liksiu be nagų. Opa, užsisegiau panos, jėga. Taip, ir čia labai sunkiai lenda. Na, nesakstysiu galbūt, svarbu, kad čia tikrai kažkaip užsisegiau, tad manau, kad persisivus sagas aš tikrai galėsiu jį vilkėti. Na, ką aš galiu pasakyti? Na, man tikrai patinka, čia dar reikia, bet, nu, tikrai per čia, per rankas, per mano krūtinę, per pečius galėtų būti ir plačiau galbūt, bet, na, man patinka kaip įrėmina mano figūrą, sakyčiau, nežinau, ką man apie jūs. Štai atsisuksiu galbūt. Štai taip atrodo. Nežinau, ar gražu. Manau, kad kai išlyginsiu, atrodys tikrai daug geriau. Štai taip. Ir štai taip atžygiuoju aš pasis. Na, sakyčiau, kad aš esu patenkinta. Dar turėčiau išsižiūrinėti atskirai, kadangi tai pirmas įspūdis, tad opa, jau turiu rankose sagutę. Tai va čia didžiausias ženklas, kad man reikia persisiūti. Bet kokiu atveju, jeigu laikosi taip, žodžiu, netvirtai, reikia persisiūti visas sagas. Na, pirmas tas mano įspūdis visai, sakyčiau, super. Ir kaip tokiai kainai, jeigu nebūtų dar priskaičiuotas tas milžiniškas shippingas, na, jeigu jis buvo 30 kažkiek ten tų dolerių ir daiktai yra,
kiekgi jų čia yra? 4, sakykim, tai priskaičiavus ant vieno daikto, tai kaina neišeitų pilnus $10. Tad už, kiek čia šitas kainavo, sakiau, $14, tad būtų kaip apie 20 su viršum $. Na, tikrai vertas to, sakyčiau. Ir žiūrėsim, aišku, kaip atrodys ant manęs išlygintas. Sekantis lai būna baltas švarkas, jis kainavo $12.10 centų, ėmiau atvietišką dydį XL vėlgi. Na, pažiūrėsime, kaip atrodo, o rasiu tarp lapų, kaip jisai turėjo atrodyti gyvai. Aha, irgi toksai peplum tipo, kaip ir tas švarkas paltukas. Štai čia parodysiu, jums yra auksinė saga. Taip. Na ir pirmas įspūdis. Na, audinys nėra toks prastas. Iš galo, kaip matote, peplum stiliuku, tiesiog taip yra prisiūta ir tokie raukinukai yra. Na ir bandom išsivilkti. Taip, mane džiugina tai, kad yra viena saga. Žinoma, šitie raukinukai man per daug nepatinka, nes man atrodo, kad mano pečiai yra pakankamai platus ir visi tie raukinukai su tokiais iškilimais, tokie visi drabužiai, kad jie pakankamai platina mano pečius ir aš tada, žinau, tokia kaip kačiokas toks, vaikštau, nu, negražu, man tai yra nemoteriška. Aš taip pavydžiu merginams, kurių pečiai nėra platus, kurių pečiai yra siaurutėliai tokie ir, na, bet tikriausiai gamta jau taip, žinot, nusprendė, kad jeigu turi krūtinę, tai turi ir pečius tam, kad ją lešioti. Na, aš čia juokauju, žinoma, bet stengiuosi kažkaip save, žinot, paguosti, nes verkti ir galvoti, kad, wow, aš čia verkščiu, tai čia gali kiekviena. Na, ir žiūrim, kad turim, štai čia matote, taip įdomiai kirpta yra. Man patinka tas kirpimas, na ir ką galiu pasakyti, beveik užsisekti galiu. Reiškia, moteris, kurios turi didesnį dydį, šis švarkelis yra jums tinkamas. Man iš tikrųjų labai patinka, tik, žinoma, čia reikia patvarkyti, gal ir tą sagą aš iš tikrųjų persisiusiu vos tolėliau tam, kad, na, nebūtų čia tokio tempimo, bet štai čia taip atrodo, pabandysiu plaukučius, matosi. Štai taip. Na, what do you think? Ar jums patinka? Aš manau, kad tikrai variantas yra neblogas, netgi sakyčiau geras. Ir ką manote apie tuos pečius, na parašykite man, prašau, nes man atrodo, kad esu iš tikrųjų tokia didžiulė. Bet man tas švarkas patinka dėl tos tokios, na, baltumo, gaivos, tokios tikrai gražus toksai nuostabus baltumas. Ir kaip matote, rankovytės nėra nei per ilgos, nei per trumpos. Štai taip atrodo, tik aš labai gal norėčiau užsiraitot, bet ir jos yra pakankamai siauros, tad užsiraitojimui tik tiek te galėčiau. Bet kodėlgi ne? Man labai patinka tai, kad rankovės yra iš tikrųjų neplačios, tada nestorina mano rankų, kurios nėra ir taip per daug plonas, bet, kaip ir sakiau, ne apie mano figūrą šis video. Tai, na, užskaitau, tikrai šį švarkelį super užskaitau. Ten buvo ir kitų spalvų, man atrodo, tamsiai mėlyna, juoda ir taip toliau. Žodžiu, nuorodos bus video aprašyme, tikrai pasižiūrėsite. Nu, ir super duper, tikrai tvarkingas švarkelis. Ir čia irgi viskas prisiūta labai tvarkingai, nėra jokių išyrusių dalių. Na, judame toliau. Kasgi pas mus bus toliau pagal mūsų sąrašiuką, tai turėtų būti delninukas, kurį rinkausi tiesiog, tai pažiūrėsime, clutch, na, čia parašyta pink, bet atrodė, kad tai yra kūno spalvos, man bent jau ten, ir kainavo $5.76 centukai, bandau maišiai ieškoti, štai, radau, štai taip, išimam, ne, čia dar užklijuota, čia štai toks bagas, matote, yra, ir žinoma, tai yra rožinės spalva. Kodėl tos spalvos ant tiek skyrėsi. Na, pažiūrėkite, čia atrodo tokia švelniai rožinė yra. Na, gal nėra blogiausia, nėra ta ryškioji rožinė, bet
ką žinau, kaip atrodo. Duokit žinią žmonės, nežinau, aš tai norėjau kažko tokio, iš tikrųjų tokių panašių variantų, aš turiu, žinokite, nemažai. Aš jų turiu gal kokių ir 10 sumoju, bet tokio atspalvio iš tikrųjų ir neturėjau. Gal ir gerai, kad ne kūno spalvos, nes kūno spalvos tai pas mane yra 2 mažiausiai. Ir štai tai, atsidaro, matot, viršų. Ir kasgi čia yra viduj? Viduj yra kaip visuomet ta tokia ilgoji rankena. Bet jinai nėra labai ilga, o vidus atrodo štai taip. Na, pakankamai tvarkingai, sakyčiau. Bandysiu toj pamatuoti, kaip ta rankenėlė atrodo. Prisegti ją. Ir štai prisegiau, nueisiu tolėliau. Tam, kad galėčiau jums pademonstruoti, kaip tai atrodo ant manęs. Atrodo štai taip. Galima ir taip nešioti, manyčiau, kad galima ir kažkaip štai taip užsidėti. Na, gal visai tvarkingas toksai, sakyčiau, variantas. Štai taip. Ką manote jūs? Aš tai manau, kad yra super variantas, nes padaryta kokybiškai tvarkingai ir tikrai ilga petneša, aš tikėjausi, kad ji bus daug trumpesnė. Man labai patinka, kai jos yra laisvas, dėl to, kad galima laisvai užsimesti ir tikrai niekur ten, žodžiu, nebus jokių problemų, nes kai būna per trumpus, tai plaukai kažkaip ten man įlenda, žodžiu, problemų būna. Taigi, super pirkinukas, sakyčiau, buvo įvairiausių spalvų. Ir paskutinis bus, tai bus sportinis kostiumas, iš tikrųjų labai laukiu, kaip jis atrodys ant manęs, nes iš tikrųjų tokio tipo sportinių daiktų aš neturiu, aš turiu kažkokius sportinius kostiumus, kuriuos esu prieš tai matavusis, pirkdama ir panašiai, na, o šitas yra toksai pakankamai didelis, šiltas, platus turėtų būti, žiūrėsime, ir aš iš viso jį tilpsiu ir rinkausi spalvą raudoną. Nes šiaip tai man labai patiko, ten buvo dar žalia, bet žalios jau nebuvo mano dydžių. Man labai patinka žalia spalva, nežinau kodėl, tokia tamsi, burgundiška gal vadinasi. Na, nežinau, žodžiu, XL dydis, ne, 2X netgi pasirinkau dydį, kurgi aš žadu eiti su šito sportiniu, kadangi jis labai yra šiltas, jis bus tiesiog skirtas žiemai, einant kažkur į gamtą su vaiku, ar tiesiog važiuojant su mano vyru su džipais, ten po balas ir taip toliau, na, žodžiu, traukiame. Ir beje, kainavo $11 ir 8 centai šitas sportinis, traukiu iš maišo. Štai taip, parašyta Run is Girl, tai turėsi Run, since 2012, nu tai čia data ne į temą gal. Taip, pažiūrėkime, kaip atrodo. Iš tikrųjų, paveiksliukė ten yra užmesta kažkokia belt, kaip čia vadinasi, liemenė, žiūrėkime, ar čia yra. Tai čia yra kažkokios 3 dalis. Iš audinio, na, man atrodo šiek tiek kitaip negu paveiksliukė. Pradedu jums rodyti. Štai čia yra džemperiukas. Na, man pagal dydį jis atrodo mažokas. Štai taip atrodo priekis, iš galo nieko čia visiškai nėra. Čia yra toksai užtrauktukas trumpas. Kaip matote, bandau atsekti, atsisega, viskas gerai, kaip atrodo kapišonas viduj irgi tvarka. Pasižiūrim, rankovytės pakankamai tvarkingos, kišenių nėra. Tas vien paveiksliuko, jau pamečiau paveiksliuką, žinokit. Jo, uždėjau, ne, čia apie kišenės nieko nėra kalbos. Nors ne, aš meluoju, jums atsiprašau, va štai čia yra tos kišenės, kur galima. Na, žodžiu, matuosios tada geriau matysis. Toliau eina ta liemenė, na čia jie atrodo, žinoma, visai kitaip, nes ten jie atrodė daug šiltesnė ant to paveiksliuko. Štai prasegu. Viduj jie turi štai tokį pamušalą. Ir ką galiu pasakyti, su kišenėm tiesiog paprasta, bet dydis man atrodo labai mažas. Aš kažkaip pesimistiškai jau žiūriu į tai, kad aš tilpčiau vos nevaikiškas kažkoks. Na nežinau, to žiūrėsime. Ir kelnės. Jau čia bus trumpos kokios nors, arba mano netilps iš viso užpakaliukas, štai tokios. Jos eina paprastai, čia nėra jokių gumučių, kaip matote, gumyčių ir tokių dalykų. Kišenės yra, štai taip, na ir bandau rengtis. Nagi, o stebuklė, aš tilpau į viską, bet tiesa kelnės per trumpos. Na, einu jums pasirodyti.
Štai aš tikiuosi, kad matote, kokio ilgio yra kelnės. Na, nežinau, gal su sportbačiais kažkokiais aukštesniais. Nežinau, žodžiu. Kelnės atrodo ant mane štai taip, čia yra užpakalinė dalis. Ir, na, kaip timpos, sakyčiau, ką ne. Na, žodžiu, spręskite pačias, parašykite nuomonę, kaip čia atrodo ant manęs šitos kelnės. Tai va, jos yra tokios, na, pakankamai patogios, šiaip audinys tai patogus. Čia yra džemperiuks. Jau. Tai va, o čia yra liemenė, pabandysiu dabar užsisekti. Ar man kas nors pavyks? Man pavyksta. Oi, čia jau sunkiai sekasi, man gal prieisiu. Gal aš neprievartausiu, klausykit, nes gal dar man kas nors prieš. Na, žodžiu, per krūtinę jau man ta liemenė nelabai sueina. Tad manyčiau, kad nešiočiau kažkaip taip. Štai čia yra man kapišonas ir čia yra, jeigu jums per mažai, antras kapišonas, ir yra 2 kapišonai. Štai taip atrodo, bet, nu, žodžiu, čia jau ekstra atveju tikriausiai dėčiausi tą kapišoną. Na, mintis 2 kapišonų man kažkaip čia keistai atrodo. Ką man tiek tų kapišonų, jau dabar man žiauriai karšta, nes laukai žiauriai karšta, nežinau. Na, štai čia man patinka šitas, nes jeigu yra pakankamai šalta laukia, oi, pakeistus šitas užtrauktukas, pažiūrėkit. Taip, žodžiu. Kai būna šalta pakankamai laukia, tai visai fainai yra, kai yra toksai su pakeltu, na, žodžiu, golfinių variantų. Štai taip atrodo, dar gal pasimaivysiu, nueisiu. Čia irgi kišenės. Atsisegus, prasisegus, atrodo štai taip. Be šito atrodo, to aš jums parodysiu. Atrodo štai taip. Matėte visus variantus, tuom ir baigsiu savo video. Tikiuosi, kad jums patiko. Jeigu nepatiko, pasakykite, kodėl nepatiko. Štai toks video formatas. Apie daiktą, žinoma, irgi galite parašyti savo nuomonę, kas man tinka, kas man netinka, nes man yra be galo įdomu, ką jūs manote. Štai čia audinukas labai yra fainas, tai man jau patinka būti su juo, tik labai karšta. Ir su mane, kokia yra mano nuomonė. Tai šie daiktai nėra nei prastos labai kokybės. Žinoma, kai kurie skiriasi šiek tiek nuo to, kas buvo puslapyje nurodyta ir parodyta, bet juk jie visuomet parašo, kad tiek spalvos, tiek kažkas gali vizualiai šiek tiek skirtis. Ir, na, sumoje vis tiek, gal 90% vis tiek tie daiktai atitinka pagal išorę, pagal jų ten dizainą ir tiesiog modelį atitinka tikrovę. Audinys ne visuomet toks, kaip parodyta. Na ir šį puslapį iš tų, reiškia, mano patirčių vertinčiau tikriausiai vos negeriausiai, nes, na, iš tų kitų buvo daug daugiau gal kažkokių neatitikmenų, bet čia tik mano šiandieninė nuomonė, lausiu dar vieno siuntinuko, parašykite, ar jums sekantį irgi būtų įdomu pamatyti būtent tokiu formatu, ar geriau tiesiog rodyti ir per daug čia jums nekvaršinti galvos, gal jums neįdomu, gal jūs neperkate ir nežadate pirkti netgi niekada, tai va, visuomet duokite man žinią. Ir ką dar galėčiau jums pasakyti, na, gražios jums vasaros ir iki sekančios